Kas valdė Iraką? Buvo toks diktatorius Sadamas Huseinas. Bas partijos vadovas Irake. Tokios nacionalistinės partijos. Arabų nacionalsocializmas. Basistai. Nacionalistus iki galo smegenų Irakas, taigi palaukit, mūsų senovė, mesgi Babilono teritorijai. Kažkada tai buvo galinga valstybė Babilonas. Viena iš didžiausių civilizacijų pasaulyje. Ir Sadamas Huseinas turėjo idėją fiks atstatyti Babilono miestą, apgyvendinti jį, važiuos iš viso pasaulio ekskursijos, delegacijos ir taip toliau, čia bus gražu. Irako prestižas, taip toliau, nacionalizmą palaikys, patriotizmą viduje savo. Nes Babilono imperijos paveldėtojai pėdiniai. Čia kaip mes Valdovų rūmus kažkada statysim, Lietuvos didybės toks simbolis. Jis Babilonas statys. Ir pradėjo statyti. Dabar jau pasigūglinsit, pasidomėsit, jūs rasit labai daug Babilono ir teritorijas miesto atstatyta. Pradėjo statyti. Neįpusėję dar, tik pradėjo. Ir Amerikos invazija. Baigė savo likimą Kilpui. Po šiandienai pradėti pastatai vėl apleisti, žvaigždėliai šokinėja, laksto per tos langus. Google žiūrėkit dokumentiką, ten yra labai daug. Rasit informacijos, paskaitykit. Stulbi, siaubingai pildosi Biblija. Pasakyta, kad žydų priešai, kurie jų labai nekenčia, kai žydai grįš į Palestiną, bus labai smarkiai sugėdinti. Pasižiūrėkit. Izaja 66 skyrius 5 eilutė. Pažiūrėsim, kaip įsipildė šitą vietą. Izaja 66 skyrius 5 eilutė. 66 skyrius 5 eilutė. Kuris sako, išgirskite, ką sako Viešpats. Čia išgirskit, reiškia, ragina įsiklausykit labai, išgirskit, ką Viešpats sako. Čia, dabar bandom išgirsti, kas čia pasakyta. Jūs, kurie drebat prieš šį žodį žydams, čia sako, jūsų broliai, kurie neapkenčia jūsų ir jūs atmeta dėl mano vardo, sako, te apreiškia Viešpats savo šlovę, kad matytume jų džiaugsmą, bet bus jie sugėdinti. Sako, jūsų broliai. Kas yra žydų broliai? Pranašas Abramas turi 2 sūnus. Izmaelį vyresnį ir jaunesnį Izaoką, Icchaką. Iš Icchako susiformuoja žydų tautą per Abromą anūką Jokūbą. Gimsta 12 patriarchų, iš jų susiformuoja Izraelio tauta. Iš Izmaelio gimsta arabai. Arabai šiandien su to sutinka, net Koranas ir Sūna kalba taip, kad arabai iš Izmaelio palikuoniai. Taip yra dabar Izmaelio vertina. Jiems sako, protėvis mūsų Izmaelis. Mes taip pat iš Abraomo. Sutinka po šiandien arabai, ne tik žydai, tai sako. Izmaelio, taigi arabai yra broliai, tam tikrą prasme žydų. Abu Abraomo vaikų, iš 2 Abraomo sūnų kilo šitos tautos. Pažadėta žemė atitenka žydams, po to Jeruzalė atitenka žydams. Arabai praranda valstybės, neturi valstybės. Įsipildo sugėdinti. Dar daugiau. Arabų šalis kelis kartus, ypač per 6 dienų karą, bandė, visos susivienė, bandė dar jauną valstybę Izraelio, dar nedaug žydų, kaip duoti ir sunaikinti, greitai išvykti. Jūra nustumsi tos ribų, kelius šimtus tūkstančių žydų, kas čia milijonai arabų apsupti. Ir įgavo per 6 dienų, gražiai, per 6 dienas Dievas pasaulį suvo, per 6 dienas žydai musulmonus pagaidino. Simboliška, ne? Sugėdino labai smarkiai. Ir terorizmas ten padidėjęs tam šalyse čia iš gėdos. Žydai, Jeruzalės miesto kontrolė faktiškai buvo dar anksčiau, net iki jų išvarimo 70 metais. Iki to laiko Roma valdė juos. Taip, dar iki to graikai valdė. Graikai įvairios karalystės valdė. Jeigu būdavo koks nors vietininkas, tai simbolinė valdžia, pagrindinė valdžia buvo okupantų valdžia, jie nekontroliavo Jeruzalės miesto. Po 70-ųjų iš viso, apie net kalbos neišeina, žydai ten sudarė 5-6% gyventojų Jeruzalėje. Svetim šaliai valdė, pašiausiai. Taip. Tačiau 1967 metais, tekia girdėti, yra 6 dienų karas, taip, Izraelis sutriuškina arabų šalis, 5 arabų šalis, kurios
užpuolė Izraelį, sutriuškina, ir praktiškai perima rytų Jeruzalės kontrolę. Prisiprašė. Išsipildo pranašystę. O šitas jau Zacharijo pranašystė užrašytas. Zacharijo 8 skyrius, 7-8 eilutė. Atsiverskime, Zacharijo pranašystė. 8 skyrius, 7-8 eilutė. 8 skyrius, 7-8 eilutė. Taip, sako kareivių viešpats, aš išgelbėsiu savo tautą ir pervesiu ją iš rytų ir vakarų. Jie gyvens Jeruzalėje ir bus mano tauta. Aš būsiu jų dievas, tiesiog teisume. Dar ilgą laiką Jeruzalėje, kai net Izraelis, kai įsikūrė, kai Jeruzalės kontrolė paėmė, žydai sudarė mažumą. Daugumą arabai gyventojų. Šiandien jau žydai sudaro aiškiai daugumą Jeruzalėje. Ir pagaliau, ir galiausiai va čia anoj Trumpo kadencijai net Amerika pripažino Jeruzalę Izraelio sostinę, o Amerika pripažino, tai faktiškai realiai tampa sostinė. Kiek Gemanas pasakė. Vat pasakyta pas Zachariją, kad bus, kaip taip gali viską sutapti? Tai va, aš konkrečiais politiniais faktais, va, kalbu, kurių nenuginčysiu. Čia, žinai, kokią filosofinę temą, tai dar, žinai, gali čia visai dar įvairios interpretacijos gali būti, dar už tai dar kažkas nepastebės. Čia tu negali nepastebėti nieko, čia faktas. Faktas. Kaip galėjo tokią seną knygą tokius dalykus pasakyti? Tiksliai. Va, kad Tanachas tiesa iš kur, sako, jūs žinot. Va, aš dar rodu, iš kur mes žinom. Kad čia tiesa. Tačiau, kad žydai valdo Jeruzalę ir apskritai Izraelio žemę, nesutinka arabų šalis, ne tik palestiniečiai, bet ir arabų šalis visos ir apskritai dauguma musulmonų šalių. Faktas toks yra. Jie nesutinka, jiems tai nepriimtina. Ypač, kad Jeruzalę žydai valdo, kad Jeruzalė tampa žydų sostinė. Kalbos negali būti. Niekas nesutinka. Šitos šalis. Kitos šalis palaiko Izraelį pasaulyje. Ir pasaulis pasidalino dėl Jeruzalės miesto, dėl Izraelio teritorijos, kas ką palaiko. Vieni prieš žydus, kiti už žydus. Pasidalino. Jis faktiškai vos ne kiekvienose žiniuose, ne kiekvienoje panoramai kažką ten rasi. Jungtinėse tautos tokia šalis pasmerkė Izraelį, Jeruzalės okupacijų, Golano aukštumo okupacijų, palestiniečių genocidą, kita šalis, kokia Amerika arba Australija, dėjo veto, ne, viskas gerai, mes palaikom Izraelį, dalis durojamės prieš Hamas terorizmą. Pastoviai kažkas vyksta, šitą jūs turbūt visi girdėjo, nereikia turbūt sakyti, pažiūrėkim. Kad Jeruzalė ir Izraelis taps visas pasaulis susipriešins ir dėl to laužės ietis, išpranašauta Zacharija 12.3. Tuo metu, kai Zacharijas rašo, dauguma pasaulyje nežinoja, kad Jeruzalė yra. Zacharija 12.3. Pažiūrėkim. tą dieną Jeruzalę padarysiu sunkiu akmeniu. Visos tautos norinčios jį pakelti susižeis. Visos žemės tautos susirinks prieš ją. Arba aplink ją kitose vertimuose. Viskas vyksta Jeruzalės. Kuomet žydai atkuria Izraelį 1948 metais, tuo metu tikrai buvo Izraelį labai mažai gyventojų, 40 metais. Miestų mažai. Gyventojų tose miestuose mažai, nedideli miestai. Kaimai miesteliai reti. Reti. Važiuoja į 10, pati maža teritorija, dar 10 km važiuoja, tai kaimo jokio miestelio nerandi. Labai mažai žmonių buvo. Ne tik, kad žydų mažai, ir arabų mažai ten gyveno. Labai mažai buvo. Šiausiai. Bet labai greitai žydam vykstant alijai, vis suvažiuojant žydų, vis daugiau ir daugiau ir daugiau. Ir arabai paleido savo dauginimosi mechanizmą didesnį negu kalifato laikais. Pradėjo labai daug gyventojų. Dabar tai yra vienas iš tankiausių kraštų pasaulyje, gyventojų skaičius. Žiūrėkit, išsipildo Ezechielio 36 skyrius, pažiūrėkit. Ezechielio 36 skyrius. 10-11 eilutė. Ezechielio 36, 10-11. Aš padauginsiu žmonės šitame krašte. Izraelio namai bus pilni, miestai bus atstatyti ir apgyvendinti. Aš padauginsiu žmonės ir gyvulius. Jūs būsite apgyvendinti kaip ir anksčiau. Aš elgsiu su jumis geriau negu pradžioje. Tada žinosite, kad aš esu viešpats.
Jeigu padauginsiu, tai bus laikas, kai bus mažai gyventojų. Taip, padauginsiu, padarysiu, kad vėl, sako, padarysiu, kad miestai vėl bus apgyvendinti, reiškia bus mažai apgyvendinti arba tušti miestai. Taip, tušti miestai, griuvėsiai stovėtų. Dabar šiandien jau to nėra. Tai vienas iš tankiausiai gyvenamų kraštų žemė. Išsipildo. Kaip tokie dalykai gali pildytis? Jūs man pasakykit. Kaip? Izraelis turėjo labai daug dykumų ir pusdykumių. Didžioji teritorija dalis buvo dykuminės. Dykumos. Vat Jėzus tik iš miestelio nuvėjo pasitikauti dykumą, nuvėjo, kad vėlina 400 dienų buvo. Iškart dykumas vietoj. Šiai už miesto dykumas. Aplink kokį šaltinį trykštantį ar upeliuką įsikūrė miestas, ar palei upę, palei Jordaną, ar kitą upę kokią, toliau vien dykumas. Tokia teritorija, toks klimatas buvo paprasčiausiai, taip. Viena baisiausių dykumų Negebo dykuma, kur niekas neaugo. Šiandien pasidomėkit dabar, kas atsitiko su Negebo dykuma ir kitom dykumom. Ypač Negebo. Žydai Negebo dykumą pavertė dėl žemės ūkio, vandens perdirbimo, vandens gėlinimo ir žemės drėkinimo technologijų, pavertė visą dykumą praktiškai žydinčių sodų. Didžioji Negebo dykumos teritorija tapo sodai, auga sodai, palmių giraitės, alyvmedžių giraitės, datulių giraitės ir taip toliau. Tropiniai vaisiai. Dykuma buvusi paprašė. Didžiulės teritorijos, daug dykumų. Ir pietiniai dalyko tos dykumingos zonos. Tropinių vaisių teritorija. Dykuma sužydėjo. O juk tai pranašystė įsipildo. Izaijo 35, 1-2. Izaijo 35 skyrius, 1-2 eilutė. Paskaitykim. Pasakyta pranašystė. Tyrai ir dykumos džiūgaus, stepės pražys pievų gėlėmis ir žydės, bus linksma, džiaugsis ir gėdos. Įteks Libano šlovė, Karmelio Šarono grožis, taip kad matys viešpatį šlovę ir Dievo didybę. Pražydės dykumas visos, sako, gėlėmis. Beje, Izraelis taip pat vienas iš didžiausių gėlių eksportuotojų. Daugiau tik Olandai. Dykuma. Olandai tai viskas aišku su Olandais, ar ne? Gali auginti gėlės. O ten dykuma buvo padarė. Per kokią trumpą laiką, neseniai tas Izraelis įsikūręs. Išsipildo panašiai, kad dykuma džiugaus ir gerai. Izaijo 36 skyrius, pažiūrėkime toliau. Ai ne. Aha. Tai va. Arba Aravos dykuma, pasižiūrėkit. Toks dalykas, kas norės, galės pasigūglinti, pasiieškoti informacijas. Pažiūrėkit, kokie ūkiai vaismedžių ir tropinių vaisių atsirado Aravos dykumoje. Įkurti kokie kibucai, kokios žemės ūkio bendrovės, tai dykumoje dabar augina tropinius vaisius, tokius, kur Indija tokių neaugina. Iš dykumų. Išsipildo pranašystė, Izaijo 35 skyrius 1-2 eilutė. Izraelis, kaip žinote, yra jauna ir maža valstybė. Ir ją supa didelės priešiškos arabų valstybės ir musulmonų valstybės. Arabų valstybės labai priešiški ir visos musulmonų valstybės priešingos. Ir Iranas, nors ir nėra arabai, labai priešiški. Ir Turkija, nors nėra arabai, jie vis tiek yra labai priešiški dėl islamo. Prašiausiai. Taip. Ir dabar kas atsiranda? Įdomus dalykas. Turi skirti milijardus armijai, kad atsilaikytų. Tai turėtų būti labai prastas pragyvenimas ten. Maža valstybė. Nedaug gyventojų, sakykime, priešai. Kariuomenį skiri, tai basas vaikščiasi. Bet dabar pažiūrėkite, pranašystė Izaijo 42 skyrius 6 eilutė. Izaijo 42 skyrius 6 eilutė. Aš viešpats pašaukiu tave tieso, aš laikysiu tave už rankos ir padarysiu tave sandoro tautai šviesa pagonims. Šviesa pagonims padarė. Ką tai reiškia? Šviesa pagonims. Informacinėse technologijose tai viena pirmaujančių pasaulio valstybių. Farmacijos srity tai viena pirmaujančių pasaulio valstybių. Medicinos srity tai viena pirmaujančių pasaulio. Jeigu koks milijonierius Amerikoje ar Kinijai nori operaciją daryti savo uošvenį, tai kur veža Izraelį? Geriausia gydytoja, geriausia medicina. Daugiausia patentų užpatentuojama išradimų visai iš Izraelio dabar. Izraelis
Antroje vietoje pagal Nobelio premijos laureatų skaičių. Mokslo šviesa, informacija, visas. Visose srityse tokiuose, kur aukštą pridėtinę vertę kuriant ekonomiką su švietimu susiję. Izraelis padarysiu. Dar daugiau nereikia net Izraelį, paimkim švietimą apskritai. Švietimą, informacinės ir kasgi pasaulyje dominuoja ten, kokia tauta. Kur geriausi profesoriai, aukščiausi. Pažiūrėkit, Harvardo, Oksfordo, Sorbonos profesorius, sakykim, skaičių, pažiūrėkit tautybę. Ne prancūzai, ne britai, ne amerikiečiai. Judėjų kilmės žmonės dominuoja ten. Padarysiu šviesą pasauliui. Labai staigiai. Kai 1948 metais įsikūrė Izraelis, kaip sakau, yra labai maža valstybė, gyvena keli šimtai tūkstančiai žydų. Liliputinė valstybėlė. Net netokia kaip dabar liliputinė valstybėlė. Tada iš vis buvo. Arabų valstybės paskelbė tikslą jas sunaikinti. Tad atrodė, kad 100% Izraelis bus sunaikintas. Taip? Ir vyksta stebuklas. Izraelis atsilaikė, nugalėjo visus, ir teroristiniai visi palestiniečių, ir išorės spaudimas, ir tarptautinį politiką spaudimas. Niekas nepadėjo, tokios mažos valstybės nepavyko niekaip likviduoti. Izraelis atsilaikė. Ir net neplanuoja išnykti. Ir kuo toliau, tuo labiau visi matomai, niekur nedings, jinai bus. Įsipildo Amoso 9 skyrius, 14-15 eilutę, paskaitykim. Amoso 9 skyrius, 14-15 eilutę. Aš parvesiu savo tautos Izraelio ištremtuosius, jie atstatys sugriautus miestus ir gyvens juose, augins vynogynus, gersiu vyną, sodins sodus, valgysiu vaisių, aš įsodinsiu juos į žemę ir niekas nebeišraus jų iš krašto, kuriems daviau, sako viešpats savo Dievas. Niekas neišraus. Neišrauna. Jau beveik 80 metų, kaip Izraelis egzistuoja. Ir kokių bandymų buvo, kiek bandymų. Visas arabų pasaulis, visas islamo pasaulis bando išrauti. Tokios valstybėlės palyginti. Niekas neišrauna, niekas negali išrauti. Musulmonai labai pikti įsižeidė, nieko negali padaryti. Kas tas Izraelis, mes islamo pasaulis, pažiūrėkit, kaip mes veisimės. Užveisim negyvai. Nieko. Tu nieko negali padaryti. Aš įsodinsiu savo žemę ir nieks neišraus jų iš krašto. Neišrauna niekas. 8 metų. Ozėja 6 skyrius, 1 eilutė. Labai momentas. Kaip čia su žydais bus? 6 skyrius, 1 eilutė. Čia žydai kalba, eikime, sugrįžkime pas viešpatį, jis mūsų draskė, jis mūsų pagydys, jis sumušė, jis ir aptvarstys. Jis atgaivins mus po 2 dienų, 3 dieną pakels, kad gyventume jo akivaizdoj. Jis atgaivins mus po 2 dienų. Atsigaus Izraelis, valstybė ir tauta pažadėti žemė po 2 dienų. Ką reiškia po 2 dienų? Nu, suprantam, kad ne po 2 dienų tiesioginį kažką. Dienas praėjo. Viskas, tai. Po kokių? Ką reiškia? Pažiūrėkim, ką reiškia tos dienos pranašiškos. 90 psalmė, 4 eilutė, pažiūrėkim. 90 psalmė, 4 eilutė. Raštas paaiškina raštą. Jog 1000 metų tavo akys yra kaip vakarykštė diena, kuri praėjo kaip sargybos laikas naktį. 1000 metų traktuojam kaip vieną dieną, sako raštas. Po 2000 metų atgaivins mus. Praktiškai po 2000 metų valstybės neturėjimo atsikūrė Izraelis. 70 mūsų eros metais praranda valstybę, netgi šiek tiek anksčiau prarado. 40 atsikūrė. Po 2000 metų. 3 tūkstantį iš vis bus labai geras dalykas. Jeigu žiūrėsim, kad jau pagrindinai romėnai, kada jau sutriuškino Izraelį paėmė, tai 162 metais prieš mūsų erą pilnai prarado Izraelis valstybingumą savo. Ir tik tai, kad ir gyveno tame krašte. Nu tai kaip tik po 2000 metų gaunasi lygiai. 3000 pradžioje. Nuo to laiko, nuo romėnų okupacijos. Kaip taip galima? Tiksliai. Pranašauja Tanachas
ne tik, kad žydai bus surinkti į pažadėtą žemę, bet bus iš įvairių tautų parvesti, iš įvairių tautų. Ne iš vienos. Va, pažiūrėkime, Jeremija 16 skyrius. Žiūrėkime, Jeremija 16 skyrius, 14-15 eilutė. Jeremija 16 skyrius, 14-15 eilutė sako. Ateina dienos, sako viešpats, kai nebesakys kaip gyvas viešpats, kuris išvedė Izraelio tautą iš Egipto žemės, bet sakys kaip gyvas viešpats, kuris išvedė Izraelitus iš šiaurės ir visų šalių, kuriuose jie buvo įsklaidyti. Aš juos sugrąžinsiu jų žemę, kurią daviau jų tėvams. Beje, iš šiaurės ir visų kitų šalių pasaulyje. Beje. Žinau, kad didžioji dauguma žydų buvo šiaurė Europos kraštus išgabenti iš Mažą Aziją. Absoliuti dauguma žydų, pirmiausia, šiaurėje gyveno, bet ir visur kitur pasklydę buvo, kitose, mažesniais kiekiais. Žiūrim toliau, reiškia, Jeremija 23 skyrius, Jeremija 23 skyrius, 3 eilutė sako, ir paskui 7-8 eilutę paskaitysim. Aš pats surinksiu savo bandos likutį iš visų šalių, į kurias aš išvariau, išgrąžinsiu į ganyklą, ten jūs bus vaisingos ir dauginsis. Ir 7-8 eilutė sako, tuomet nebesakys kaip gyvas viešpats, kuris išvedė Izraelitus iš Egipto krašto, iš vienos šalies, iš Egipto čia buvo išvesti, sako, į pažadėtą žemę. Bet sakys kaip gyvas viešpats, kuris išvedė ir pardė Izraelio palikuonis iš šiaurės ir visų kraštų, kuriuos aš juos buvau išvaręs. Jie gyvens savo žemėje. Taip. Jeremija 29:14, pažiūrėkime. Jeremija 29:14, sako. Jūs surasite mane, aš sugrąžinsiu jūs iš nelaisvės, surinksiu jūs iš visų tautų, iš visų vietų, kuriuose jūs buvote ištremti ir jūs parvesiu į vietą, iš kurios jūs ištremiu, sako viešpats. Iš visų kraštų, sako, surinksiu aš jūs. Taip? Taip. Jeremija 31 skyrius, 7-8 eilutė, pažiūrėkime. Jeremija 31 skyrius, 7-8 eilutė. Nes taip sako viešpats, linksmai giedok dėl Jokūbo šauk prieš tautų valdovą, skelbkit, girkit ir sakykit, viešpats išgelbė savo tautos Izraelio likutį, aš juos parvesiu iš šiaurės šalies ir surinksiu iš tolimiausių kraštų kartu su aklais ir išais, nes šiomis ir gimdančiomis didžiulė minė jūs sugrįš. Taip? Izaija 43 skyrių paskaitykim, 5-6 eilutė. Izaija 43 skyrius, 5-6 eilutė sako, nebijok, aš esu su tavim, aš parvesiu tau palikuonis iš rytų ir surinksiu tavuosius iš vakarų, aš įsakysiu šiaurę atiduok ir pietums neslaikyk, atvesk mano sūnus iš tolimų šalių ir mano dukterius nuo žemės pakraščių. Labai įdomus momentas, paprasčiausiai. Tai vat klausimas dabar, iš kur žinojo jau Izaijas ir Jeremijas tais laikais, kad bus laikas, kai žydai bus į labai daug šalių ištremti. Nei viena, nei Egipte bus kaip kažkada, nei Babilonija ar Asirija kaip į vieną žalį. Bet kad daug tautų bus, visą pasaulio tautas išmėgti. Kad jie pasklis. Iš kur žinojo tokį dalyką. Taip tiksliai. Važiuojam toliau. Dar rašo labai paprasčiausiai. Jūs busit sugrąžinti, bet jūsų moralinis lygis nebus savo. Ne dėl to, kad moralus tapot staigit šventi ir taip toliau. Ne. Kaip mėgot pinigus, taip ir mėgstat, kaip dairotės į svetimą žmonas, taip dairotės, kaip vartojat alkoholį, taip ir vartosit, mažai kas pasikeis. Ne dėl to. O dėl to, kad aš esu įsipareigojęs ir tai bus pranašystė pasakyti. Tik dėl to aš išėjau. Ir tikrai, pažiūrėkim, žydų nepasikeitė, joks moralė netapo aukštesnė, kai jos parvedė. Išsipildo Ezechėlio 36 skyrius, nuo 22 iki 24 eilutės. Ezechėlio 36 skyrius, nuo 22 iki 24 eilutės, sako. Tai 26 skyrius. Nuo 22 iki 24 eilutės. Sakyk Izraelitams, taip sako viešpats Dievas, Izraelitai ne dėl jūsų aš tai darau, bet dėl savo švento vardą, kurį jūs sutepėt tarp pagonių, pas kuriuos gyvenot. Aš pašventinsiu savo didingą vardą, kurį jūs sutepėt ir tauta žinos, kad esu viešpats, kai pasirodysiu šventas jumise jų akivaizdai. Aš išvesiu jūs iš tautų, surinksiu iš visų kraštų ir parvesiu jūs į jūsų kraštą. Ne dėl jūsų aš darau, kad jūs čia nusipelnėt kažko, dėl savo švento vardo, kad aš įsipareigojęs esu, čia tokia sandara pas mane yra. Taip. 102 psalmę galima dar paskaityti. Nuo 16 iki 22 eilutės, kur sako,
Kai viešpats atstatys Sioną, jis pasirodys savo šlovėje, plįstų į maldas, išklausys jų prašymų, nepaniekins, tai nebūna užrašyta ateinančiai kartai, kad tauta, kuri buvo sukurta, girtų viešpatį. Iš savo šventos aukštybės viešpats pažvelgė žemyn, iš dangaus pažiūrėjo žemę, kad išgirstų belaisvių dejonės, išlaisvintų mirčiai skirtuosius, kad Sione būtų skelbiamas viešpatės vardas ir girtų Jeruzalė, kai susibals karalystės ir tautos tarnauti viešpačiui. Grinai net žydint kažkokį nuopelną. Toliau, 16 momentas. Ne tik pranašystėse yra pažadas, kad vieną dieną Dievas vis tik sugrąžins išblaškytus po pasaulį žydus į Izraelį. Taip? Taip yra šitas pasakytas, bet ne tik. Pažiūrėkim, kur rašo Jeremija 30 skyrius. Jeremija 30 skyrius. 3-4 eilutė sako, žiūrėkit. Kalba, kad vieną dieną sugrąžins, bet čia tik pradžia, žiūrėkit. Šitie yra viešpatės žodžiai apie Izraelį ir Judą. Reiškia, 3-4. Ateina dienos, kai aš sugrąžinsiu savo tautą Izraelį ir Judą iš nelaisvės. Aš juos parvesiu į šalį, kurią daviau jų tėvams ir jie ją paveldės. Šitie yra viešpatės žodžiai apie Izraelį ir Judą. Kad sugrąžins, bet žiūrėkit, koks kontekstas sugrąžinimo. Parašyta, kad sugrąžins, bet prieš tai jie turės patirti holokaustą. Prieš pat sugrąžinimą. Skaitom toliau. Tas pats Jeremija 30, nuo 5 iki 7 eilutės. Viešpats sako, mes girdėjom išgąsčio ir baimės šūksnius, o ne taikos. Kokias čia baimės šūksnių pažydus? Klausykite ir apsvarstykite, ar vyras gali gimdyti. Kodėl matau vyrus, kurių rankos ant strėnų, kaip gimdančios moters? Kodėl kiekvieno veidas išblyškęs? Ateina didinga ir baisi diena Jokūbui. Jei nėra lygios, tačiau jis bus išgelbėtas. Tuomet aš nuimsiu jungą nuo jo kaklo, sulaužysiu. Ateina Jokūbui baisi diena, kad visi kentės, sako, vyrai kaip gimdantis bus, sako, žviegs. Jei nėra lygios. Per visą istoriją visi sutinka, nebuvo istorijai tokio momento kaip holokaustas antro pasaulinio karo metais. Parversiu, sako, viskas tvarkoja, bet prieš tai, sako, Jokūbui bus didelis sielvartas. Stauks ant ten vyrai kaip gimdantis, sako. Tokios dienos baisios nebuvo Izraelį, žydams niekad buvo. Kaip tokius dalykus, žinoj, kaip viskas sutampa. Žiūrėkim, toliau, tas 10 skyrius nuo 8 iki 10 skaitom. Tuomet aš nuimsiu jų. Reikia baisi diena Jokūbui, 7 sako, bet bus išgelbėtas tuo metu aš nuimsiu jungą nuo jo kaklo, sulaužysiu jį bei sutraukysiu pančius ir nebevergaus svetimiesiems. Ką reiškia nebevergaus svetimiesiems? Tu nebebūsi tų valstybių svetimų pilietis, tu savo valstybę turėsi, pats oponas būsi. Tuomet, kai tas sielvarto metas Jokūbui didelis suspaudimas bus, tuomet aš jūs išgelbėsiu. Sielvarto metas 45 susibaigia, 8 valstybę turi. Tuomet, iš kur Jeremijas žino? Žino, kada Jeremijas gyveno. Jūs nežino, pasidomėkit, kada Jeremijas gyveno. Iš kur Jeremijas žino? Kad žydai bus išgelbėti, surinkti iš visų kraštų, parvesti į žemę, sako, bet bus didelis sielvartas. Ir tuomet aš juos išgelbėsiu, sako, ir jie nebevergaus svetimiesiems. Jie tarnaus viešpatį savo Dievą ir karalių Dovydą, kurį aš jiems išugdysiu. Nebijok mano tarnė Jokūbai, neįsigąsk Izraelį. Aš išgelbėsiu tave ir tavo palikuonį iš tolimo krašto, Jokūbas sugrįš ir ramiai gyvens, bus saugus ir nieks jo neišgąsdins. Tai va. Kaip taip galėjai žinoti? Sugrąžinsiu viskas toliau, bet prieš tai bus toks sielvarta, kokia nebuvo. Ir iš tikrųjų, koks buvo holokaustas, nebuvo niekada tokia sielvarta metų istorija. Bet koks istorikas sutiks. Bet, sako, nebijok, tada bus išgelbėtas. Tada jau nebevergausi svetimiesiems. Kažkaip svetimiesiems savo valstybę turėsi, nebebūsi kitiem valstybėm pavaldus, kitose tautose mažuma. Šekelio svoris turės būti 20 gerų, 20 šekelių, 25 šekelių, 15 šekelių, tai sudaro vieną miną, jūs turite duoti tokias dovanas, 6 dalefos nuo kiekvieno homero, 6 dalefos nuo kiekvieno mėžio, taip toliau. Čia bus atkurtas šekelis, kalba paprasčiausiai. Šekelio žydai jau neturėjo, žinokit, jau Judo karalystė, kai ištrėmė į Babiloną ir viskas su šekeliu baigėsi. Tai 6 amžius prieš mūsų erą. Ir iki to laiko, iki Izraelio atsikūrimo, nebuvo. Dabar Izraelį pinigas yra šekelis, biblinis šitas, kuris sudaro 20 gerų. Kas gali?
Dabar mes parašom pranašystę kokią nors gyvenant Vytauto laikais ir koks nors Vytauto denaras bus atkurtas. Tikimybė, kokia tikimybė, kad jis bus atkurtas? 0,0 kada nors istorija. Tai va tas pats su šekelis buvo. Iš kur pirmieji žydai pradėjo Izraelį važiuoti? 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje. Pradėjo iš rytų šalių važiuoti, iš arabų šalių rytuose. Ypač iš Egipto. Šiaurės Afrikos, Alžyro, Maroko, Tuniso suvažiavo. Pagrindinė čia. Pagrindinė buvo jie, Izraelį. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau, reiškia, banga, kokia, reiškia, buvo. Po to, iš vakarų, dėl holokausto, dėl antro pasaulinio karo išgąsdinti, ypač iš Vokietijos, movė. Antra banga buvo. Trečia banga buvo 90-mečio pabaigoje, kada žlugo Tarybų sąjunga. Tada žydus išleido ir tada jie galėjo išvažiuoti visi. Dabar 20% žydų yra iš Tarybų sąjungos. Labai daug. Reiškia, trečia banga. Ir ketvirta banga buvo iš Etiopijos. Etiopijos žydus pradėjo vežti. Juodus tos juodukus. Tai va toks istorinis faktas. Va taip gavosi. Bet dabar pasižiūrėkite pranašystės. Izaijo 43 skyrių atsiverskite. Izaijo 43 skyrių pasižiūrėkite, iš kur šitą dalyką, šitą seką žino Izaijas. 43 skyrius, paskaitykim 5-6 eilutes. Nebijok, aš esu su tavim, čia Dievas. Aš parvesiu tau palikuonis iš rytų, pirmiausia iš rytų, surinksiu tavuosius iš vakarų, po to iš vakarų mini. Aš įsakysiu šiauriai atiduok ir pietums nesulaikyk. Seka. Pirmiausia rytai, paskui vakarai, paskui šiaurė, paskui pietus. Pirmiausia iš rytų, iš musulmonų šalių, ten su musulmonais tuo metu vyko didelis konfliktas, ypač Egipte, kaip tik rytai. Atsiprašau, Irane, Jemene su musulmonais vyko tas konfliktas. Iš rytų suvažiavo, matė, Jemeno žydai vadinami Misrachi. Po to iš vakarų, tada Hitleris, holokaustas ir visą kitą, po antro pasaulinio sulėkė kaip nudeginti, ypač iš Vokietijos, vakarai. Po to šiauriai, iš Tarybų sąjungos, o jeigu žiūrėsi iš Izraelio ties Jeruzalė, Maskva tiesa linija į šiaurę, šiauriausia valstybė, paskui tik tai šiaurės ašigalis už Rusijos, nebėra šiaurių nieko. Ir paskui, reiškia pietus. Iš Etiopijos suvažiavo juodi žydai. Išvardinta šita seka yra. Matot? Išvardinta šita seka tiksliai ir kaip čia pasakyti? Kaip čia pasakyti, žiūrėkit, 21 eilutė, pačiam skyriui. Tauta, kurią sutvėriau, skelbs mano šlovę. Va šitas skelbs mano šlovę. Žiūrėkit. 107 atrodo dar psalmė. Jeigu gerai atsimenu, pažiūrėkim. 107 psalmė. Aha, 2-3 eilutės, taip. Vėl kartoja tą pačią seką, dar kartą. Ir Dovydas, ne tik Izaijas kartoja tą pačią seką. Taip tie kartoja viešpatės išpirktieji, kuriuos jis išpirko iš priešo rankos. Ir surinko jis iš kraštų, dvitaškis. Iš rytų, pirmų numerį, taip, iš rytų, arabų žydai sulėkė. Toliau, iš vakarų, po holokausto iš Europos sulėkė žydai, iš šiaurės, po Tarybų sąjungos žlugimo iš Rusijos sulėkė žydai ir pietų, Etiopijos žydai. Vėl pakartoja tą pačią seką. Neįdomu, ar ne? Sako, kažkur jūs bibliotėje, kaip jūs čia žino, kad čia tiesa. Tai va iš tokių dalykų žinote. Ta tiesa. Dabar ir sako, ten žydai stumėsi savo nausėdijas, vis stumėsi į arabų žemę, paprasčiausiai visi, kažkaip tai atrodo visiems, kad jie žino, atėjo su buldozeriu nuvertė namus ir išvėjo ir taip toliau. Ne, taip nebūna. Yra viskas, pirmiausia, superkami tie namai. Aišku, ten sumažintos kainom priverčia, sudaro taip, kad jis parduotų, bet kažkiek tai sumokama visa, nėra nei vieno taip, kad nuvertė ir paėmė. Visada sumoka, viskas superkama, gražiai. Superkama. Arba net gražiai padaro įstumai tokią ekonominės problemas, tą miestelį, kokį kaimelį. Ir tada papigiam superkami namus, bet visat superkami namai.
Bet šitas išpranašauta, kad žydai supirks iš kitų tautų, reiškia, gyvenančių šito žemės. Išpranašauta. Jeremija 32 skyrius, pažiūrėkime. Jeremija 32 skyrius. 43-44 eilutės. Jie, žydai, vėl pirks žemę šitoje šalyje, apie kurią sakoma į dykumą, be žmonių ir gyvulių atiduotai chaldėjų rankas. Žmonės pirks žemę už pinigus, rašys pirkimo raštus, juos užantspauduos, kvies liudytojų iš Benjamino krašte, Jeruzalės apylinkėse, Judo miestuose, Kalnyno lygumos ir Pietų krašto miestuose, nes aš parvesiu jų belaisvius. Kai parvesiu belaisvius šitos iš viso pasaulio žydus, jie pirks žemę supirkinės. Kaip? Kaip taip gali būti? Daugumą tai gerai gauna, normaliai už tą šitą žemę parduoda. Parduok, vis tiek kalbė žydas parduot savo tą teritoriją, ūkelį, žemę, namą ir nežinantis iš čia. Taip plečiasi tos nusavybės, labai smarkiai plečiasi. Superkama žemė. Išpranašauta. Supirkinė belaisviai parvesti į Izraelį, jie pirk žemę, vėl supirkinė žemės. Kaip tai pasakyti? Iš kur tai žino Jeremijas tokius dalykus? Jeremijas gyveno kelius šimtai metų prieš mūsų. Važiuojam toliau. Dar vienas momentas. Visai neseniai Izraelis labai gerai prasigyveno. Jūroje, Izraelio teritorijai, jūros šelfe buvo atrastos didelės dujų ir naftos atsargos. Ir dabar ten iš Eilato ar iš Tel Avivo dar nuo jūros kranto matai bokštus jūrai toli. Net Džirono nereikia. Matai bokštelį naftos ir dujų. Žiauriai didelį kiekį ir gerai pelnosi iš to. Parduoda. Izraelis tapo naftos ir dujų eksportuotojai pasaulyje. Iki to ilgai nebuvo, atrodė, ten nieko nėra. Gyvens tik tai iš medicinos, finansų, farmacijos ir IT technologijų žydai. Padarė dar žemės ūkį. Gerai, žemės ūkį dykumoje sukūrė, stebuklas, aleliuja, čia fantastika. Dabar nafta ir dujas atsirado. Bet šitas išpranašautai. Pažiūrėk, kad jūrai bus atrasta nafta ir dujas. Labai praturtinančius Izraelį. Izaijas 60 skyrius, pažiūrėkit. Izaijas 60 skyrius, 5 eilutė. Izaijas 60 skyrius, 5 eilutė sako. Čia reiškia Jeruzalė. Tu tai matysi, spindėsi iš džiaugsmo, tavo širdis sudrebės ir išsiplės. Kai jūros pilnybės gręšisi tave ir pagonių stiprybė, originalė turtai ateis pas tave. Jūros gelmių pilnybės, turtai iš jūros gelmių atsigręš į tave. Kaip Izaijas galėjo apie naftos ir dujų ten tą pramonę ir jis nežinojo, kas tas naftos dujų ir kam jos gali būti reikalingos. Nei valgyti, nei namą iš jų statysi. Tais laikais. Ir pagonių turtai ateis tada. Iš to, aišku, pardavinėjai pagonių turtai įvairaus pinigo pavydalu teka į tavo biudžetą. Turtai atsigręžia į tave, o pagonių dėl to turtai teka į tave. Aiškiau nebepasakys. Iš kur žinoti tokius dalykus, kad iš jūros buvo. Jūros gelmių turtai kažkokie atsigręš į tave ir tada dėl to tavo pagonių stiprybė, pagonių pinigai visi pradėsi tave atlėkyti. Pakankamai net neblogai Izaijas, kaip tuo metu žmogus dar išsiryškė ir pasakė. Pakankamai suprantamai. Kai žydai bus išsklaidyti tarp tautų, pranašaujamas antisemitizmas. Kad ne tai, kad jie tik savo valstybės neturės, kaip kokie kurdai, ar ten kažkur gyvens kitokie, kaip čigonai, bet bus antisemitizmas klestės. Išpranašaujama. Yra panašys, taip ir buvo, ar ne? Ar nebuvo antisemitizmo? Pakartojo įstatymą 28 skyrius, šiandien 5 eilutė sako. Tarp svetimų tautų mes skaitėm, neturėsi poilsio, ne vietos, ko ramiai pastatyti, ne viešpats duos tau baugščią širdį, nusilpsias akis ir kankinančias mintis. Bus baisu. Izraeliui yra pažadas žydams, kad sako, jau pradėsit šiek tiek jų labiau prie įstatymų prieisit, prie Dievo žodžio, sako, tada gausis taip, kad jūs daug kartų didesnį priešą įveiksit karinių požiūrių.
Kunigų 26 skyrius, 7-8, kad neatrodytų, kad aš čia pats kažką sugalvoju. Tora, Kunigų knyga, 26 skyrius, 7-8 eilutė, sako. Vysite priešus ir jie kris jūsų akivaizdoj. 5 vysite 100 ir 110 tūkstančių jūsų priešai kris nuo karto. 5 100 supartalinsit, o 110 tūkstančių sudaužys. Normaliai. O tai pažadas. Žydams. Ir kada jis įsipildė, sakyti, vis atgaudavo žydai. Einam prie to nelemto 6 dienų karą. 1967 metai. Arabai negali su tokiu pažeminimu taikstytis, kaip pažadėta žemė ir žydai gal valstybę įkūrė. Jie nusprendžia sunaikinti Izraelį, išvaryti, stumti. Čia principų reikalas. Ne todėl, kad ten jie žemės, bet čia principų reikalas religinis. Paprašiau, kas valdo Jeruzalę, kas valdo pažadėtą žemę, tas gali pretenduoti Abraomą, pirmgimystę ir Abraomą paveldėtai. Ar vieni kiti iš Abraomo. Vyksta konkurencija natūrali šeimoje dėl maisto. Ir štai, prašau. Tada didelės arabų valstybės, senos, patyrusios, Egiptas, Sirija, Jordanija, Irakas ir Alžyras. 5 valstybės. Ir dar visai eilė kitų musulmonų valstybių pagalba buvo, kaip Libanas, Iranas. Reiškia, bet 5 valstybės, mažą Izraelį, kur tuo metu žydų nebuvo net milijono dar. Net milijono nebuvo, įsivaizduoti. Dabar tai bent jau iš jūsų Izraelis virš 10 milijonų, iš kurių beveik 8 milijonai žydai. Tada žydų nebuvo net milijono. Panašiai pačiam Izraelį tiek pat arabų buvo. Milijonas arabų buvo tuo metu ir milijonas žydų. Mažiaugi milijonas žydų. Milijonas su trupučiu arabų ir mažiau kaip milijonas žydų. Įsivaizduojate, tokia kokia situacija. Aplinkui iš vis daugia milijoninės arabų valstybės. Nu ko čia nesutriušti? Čia aišku, kad sutriuškins. Bet per 6 dienas buvo taip sudaužytos tos 5 šalis. Taip sunaikintos jų armijos buvo, kad pasidomėkit, paskaitykit. Aišku, Izraelis 3,5 kartų padidino savo teritoriją, okupuoja visą eilę žemę, pasinaudoja, sudaužė arabus. Motyvas labai gražus, daugit, jūs mūsų užpuolėt patys pirmi. O kai užpuolė, tai visą laiką priešininkas pralaimėjęs sumoka teritorijų, čia normalu. Tai tokia praktika pasaulyje priimta. Tai 3,5 kartų Izraelis padidėjo. Įsivaizduokit, dabar jis mažas, o tada 3,5 kartų dar buvo mažesnis. Žydų mažiau kaip milijonas. Nacionalinė mažuma arabai, kurių daugiau kaip žydai. Viduj, aplinkui iš jūs vien Egiptas, pasižiūrėkit, tuo metu tai buvo 60 milijonų. Vien Egiptas. Buvo 5 ir Alžyras, ir Sirija, ir Jordanija, ir Irakas. Gana stiprios šalis. Ir buvo sudaužytas. Įsipildė kunigų 26 skyrius 7-8, kad jūsų mažumą sudaužys gerokai didesnį už save priešą. Pasirodo, veikia Tora. Kaip tai gali būti? Čia 83 psalmė pasakė. Gražioj formai 83 psalmė kalba apie 6 dienų karą. Paskaitykime 83 psalmę. Apie šitos. Visą psalmę Asafo paskaitysiu. Iš kur Asafo žinojo tokį dalyką? Dieve netylėk, Dieve nenurimk ir nebūk tylus, juk štai tavo priešai triukšmauja, kelia galvas tie, kurie tavęs nekenčia. Prieš tavo tautą jie rengia sąmokslą, tarėsi prieš tavo globotinius. Jie sako, eikim, išnaikykim juos, kad šios tautos nebebūtų ir Izraelio vardo niekas nebeminėtų. Jie tarėsi vieningai, susijungia prieš tave. Edomo ir Moabo stovyklos, Izmaelitai ir Hagarai, Gebalas, Amonas, Amalekas, Filistija kartu su Tyro gyventojais, su jais kartu Asira eina ir Loto palikuonims paramą teikia. Padaryk jiems kaip Midianui, kaip Siserui ir Jabinui prie Kišono upelio. Jie prie Endoro sunaikinti buvo, tapo mėšlų žemį patrešti. Padaryk jų kunigaikščius kaip Orebą ir Zebą, kaip Zebachą bei Calmūną visus jų vadus, kurie sakė, pasiglemškim Dievo žemes. Dieve, padaryk jos lik sūkurio blaškomus lapus, lik šiaudus prieš vėją. Kaip ugnis sudegina mišą, kaip liepsna nudegina kalnus, taip gainiuk jos audromis, gazdink vėtromis. Viešpatie, sugėdink jų veidus, kad jie ieškotų tavo vardo. Sugėdink, sudaužyk. Ir didesnį bus ir pralaimės tokį mažam Izraeliui.
Viešpatie sugėdyk jų veidus, kad ieškotų tavo vardo. Tegu visą jos gėdą ir išgąstis lydi ir gėdoje te pražūna. Tai žino jie, kad tas, kurio vardas Jahve, visoje žemėje yra aukščiausias. Nebus ten dviejų valstybių, Palestinos ir Izraelio. Izraelis praktiškai bandys įsitvirtinti savo Senajam testamente pradžios knygoje, kaip jie kad rašo, kaip yra parašyta, sau Dievo skirtose žemėse.